Ei, sveiki draugai. Labas rytas. Sveikas, Justinai. Sveikas, Donatai. Šiandieną mes dviese, bent jau kol kas, galbūt dar Justas trečias prisijungs vėliau. Esame išsiuntę į svetimą šalį pasitobulėti kulinariniais Pasitobulėti, jo. pagrindais. Tai va, šiandieną yra lapkričio ketvirtadienis. Kadangi mes jau judam link Amerikos, bent jau aš, tai yra perku tą Fordą amerikietišką, pasigaminau amerikietišką didžiulę kepsninę. Tai šiais metais nusprendėme mes švęsti padėkos dieną. Taip. Tai šiandieną yra padėkos diena. Tai jums parodysim keletą receptų. Pagrindinis receptas bus tikras amerikietiškas padėkos dienos pagrindinis turbūt patiekalas, ne pas juos? Taip, kalakutas. Tai va, kalakutas. Kepsim 6 kg kalakutą. O kol daisim iki jo, Justinas nusprendė parodyti šiandien savo receptuką. Tai pasigaminsim ką? Sprandinės kepsnis. Ir kepsim ne amerikietiškoj kepsniniai, bet kadangi jinai bus užimta su kalakutu, kepsim kamado kepsniniai. Kadangi daugelis, kas gyvena nuosavose namuose, dažnai sulaukia tokio, pavyzdžiui, penktadienio popietį skambučio, ką tu veiksi vakare. Tai dažniausiai reiškia, kad tu turėsi svečių. Taip, Donatai? Taip. Tai vat nebus čia jokio stebuklo, tiesiog kaip greitai galima pasidaryti kepsnį, kad be jokių ten paros marinavimo, be nieko toks, pats elementariausias. Tiesiog, kaip suprantu, užmarinuoji, kol kepsninė įkaista ir galima kepti, ne? Šiek tiek gal užtenka valandos geros palaikyti. Super. Tai čia mūsų tas bus kepsnys, palaikyti kažkokią tai šilumą pas save skrandyje, užmusti kirminą, kaip sakoma, kol keps kalakutas, nes kalakutas vis tiek keps ne mažiau 5 valandų, galbūt 5-6 valandas pagal kilogramus skaičiuojant, tai vis tiek reikės kažkokį tai turėti ant stalo užkandį, nes sėdėsim čia. Gerai, perleidžiu dabar Justinui visą eterį ir jis jums parodys, kaip užsimarinuoti greitai ir labai skaniai sprandinės kepsnį. Paimam sprandinės visą šmotą, nusiplaunam šaltų vandeniu, nusausinam ir pjaustom. Aš visą laiką pjaustau, stengiuosi pjaustyti storesniais gabalais, bent jau kaip pirštas. Aišku, mano pirštas nestandartinis, gal kaip jūsų 11 pirštas, juokauju. Kad neišdžiūtų kepant. Tokiais didesniais gabalais. Pasiskaičiuojam, kiek bus svečių. Dažniausiai visi nori pakartoti. Tai susipjaustom. Jau yra paruošta. Tai ką aš naudoju, kad per valandėlę būtų užmarinuota. Tai Santa Marijos prieskonis. Jų yra įvairių, bet aš naudoju česnako ir saldžios paprikos. Ir čili paprikos yra, būna specialiai mėsai, specialiai vištienai, paukštienai, tai visai, bet aš kadangi kodėl nenaudoju būtent, mėsos, kadangi aš paskui dar darau savo specialų padažiuką, kai grilinu, tada aš juo tepu, tai kaip ir praranda prasmę, bet kad įsigertų į mėsytę, turi būtinai būti česnakas ir paprika. Tai išspaudžiam visą skystimėlį, marinatą. Kvepia fantastiškai. Iš pradžių po šlakelį, o paskui vis tiek visus kartu permaišysim. Tai be paprikos tai tikriausiai jau šiais laikais niekas nebesigamina. Nes jos dar ir įvairios yra. Ir rūkytos, ir natūralios, ir saldžios. Tai štai taip rodo. Tada permaišome. Kad įsigertų skystimėlis. Galite pasižiūrėti, jisai kokios konsistencijos yra.
Jis tikrai puikiai įsigeria į mėsą ir pakankamai greitai. Tai vat kol užkursim amerikietišką gal kepsninę kitą, mes leisim pasimarinuoti. Tai. Na ką, o kadangi šiandieną jau švenčiam padėkos dieną, tai reikia ir pasipuošti kiemą. Tai mum, kad šventė atrodytų geresnė, atsiuntė flagmanas.lt, štai tokia amerikietiška vėliava. Tai flagmanas.lt, ką jie gamina? Tai gamina įvairias reklaminės vėliavas, taip pat ir kiemo vėliavas standartinių dydžių, netgi ir nestandartinių dydžių, jeigu reikia labai didelių. Custom vėliavas įvairias, tai gali būti su jūsų logotipu ar su jūsų pasirinktų užrašu ar piešiniu. Tai kreipkis į flagmanas.lt, palieku nuorodą apačioje. Na, o jeigu paminėsi, kad nuo manęs tai yra Iron Monkey Garage, tai manau, Flagmanas tikrai pritaikys jums kažkokią tai nuolaidėlę. O dabar išsikelkime kiemę, pasipuoškime kiemą amerikietišką vėliavą. Einam. Na va, vėliava jau plevėsuoja ir chebrytė, aš noriu dar jums kažką parodyti. Matas, kas stovi ten? Žiūrėkit, kas pas mane kiemė jau atvažiavo. Bet aš šiandien jums daug nerodysiu. Pirmoje eilėje, tai ką norėsiu padaryti, tai padėkoti. Padėkoti norėsiu visiems, kas prisidėjot prie šito projekto. Tai tiek žiūrovai, kas numetėt kažkiek, tai 10, kas 20 eurų. Labai didelis ačiū Vabaliukui, Gurskiui, kurie prisidėjo taip pat labai ženklę sumą. Taip pat, kas dar? Dar didelis dėkui Tralista. Tai Tralista man paskambino ir sako, mes galim tau parvežti automobilį. Tai vienu žodžiu didžiulis dėkui, nieko nepaėmė už parvežimą, kad ir kiek bandžiau siūlyti, bet neėmė, sakė geram žmogui parvešim. Tai Tralista užsijama įvairios technikos pervežimų tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Tai tiek prabangių automobilių, tiek ir žemės ūkio technika. O dabar keliaujam, užsikursim mūsų kepsninę. Na, tai Justinas ten background'e kapoja malkas, o mes pasiruošime tą vadinamą karštąjį padą. Tai kas dar nežiūrėjot, kas nematė, tai mums reikia pasigaminti anglių karštą padą, ant kurių dėsime jau malkytes, kad jos gerai smiltų, gerai degtų. Tai tam turiu bokalą, štai toksai. Tai čia skirtas bokalas anglių įdegimui. Visą laiką žiūrėjau jį skeptiškai, kol pats nepabandžiau. Pabandžiau, tai tiesiog, pasakiškas dalykas kepti šašlykam, tiek dar kažkam. Netgi ir tai pačiai komando bono galima naudoti. Tai ką mes dabar padarysime, tai prisipildysime ją pilną anglimis. Einu atsinešiu. Imam anglis, pildomės pilną bokalą. O, netgi su kaupu. Ką toliau mes darome? Nusivalom biškutį sniegą. Gerai, čia bus po to nutirps. Dedam porą įdegtukų, juos padegam. Ir ant viršaus tiesiog pastatome mūsų bokalą. Viskas, ką reikia mums padaryti. Dabar jau viskas vyks automatiškai. O Justinas irgi tą patį veiksmą daro. Tai užkurdinėja Kamado bono kepsninę, kurioje kepsime kepsnius. Na va, mūsų anglis jau visiškai raudonas bokalė, praėjo kokių 15 minučių. Tai dabar mes jas tiesiog supilsime į kepsninės dugną. Tai va, dabar čia gauname tokį karštą, tą vadinamą padą, nežinau, paklodę. Ir ant jos jau dėsime malkytę.
Taip, tai kaminą pilnai atidarom. Čia rankena tokia. Ir dabar palyginę tą mūsų paklodę. Čia dėsime malkytę. Šiaip kiek žiūrėjau video, aš dar nesu ekspertas šitų kepsninių. Tai labai yra svarbu dvi pirmas malkas dėti va taip į kepsninės pusę žiūrint. Padaryti tokį kaip pakilimą. Ir tada jau ant viršaus sudedame malkas, kurios degs. Tai dabar mes turime išgauti temperatūrą, jos įsidegs ir tada jau mažinsime ugnį, darysime, paruošime temperatūrą kepimų. Dabar uždarom dureles, apačioje atidarome oro paėmimą, kaminas atidarytas, dogmelės jau rūksta, vėliava plevėsuoja. Toj nešim. Ir kur yra skirtumas su bokalu, jisai jau užkūrė savo pečių. Aš tu įdėktukai, dar trūksta. Tai vat bokalas labai geras dalykas. Geras, tikrai geras, kaip ir minėjau, kol nebandžiau, atrodė, kad nereikalingas daiktas, bet labai reikalingas. Taip, tai kai toksai oras, dar vienas yra labai svarbus dalykas, o čia mes visą laiką turim karščio, nes čia yra viršus krosnelės. Susideda malkas, ant kurių paskui rūkinsim mėsą, tai kad jos labai gerai išdžiūtų. Netgi, kiek žiūrėjau video, labai smarkiai studijavau šitą visą dalyką, kepimą, būtent amerikietiškos kepsninės. Tai netgi deda į vidų kepsninės, tiesiog kartu su mėsa ir ten jos gerai džiūna. O, pradėjo tirt, temperatūra jau, pažiūrėkit, 200 laipsnių, labai staigiai šitoj kepsniniai pakyla ir taip įsivaizduoju, kad ten jau dega gera liepsna. Nu va, matot, ką duoda tą būtent paklodę. Nereikia jokių degtukų nieko ir malkos jau puikiai dega. Praėjo vos kelios minutės. Tai va, keletą gabaliukų pabandysime pradžiai įvynioti į kepimo popierių. Nes darau ir su popierium, ir be popierių. Abu kartus gaunasi skaniai, bet noriu šį kartą išsiaiškinti, kaip skaniau gaunasi. Tai vat kelis pabandysime iš pradžio kepimo popierėje pakepti, kad sultis visos laikytųsi, neišbėgtų ir paskui jau ant galo tik tai apkepti, apskrūdinti. Tai vat padarysim maždaug kokius 5-6 vienetus tokius, o visus kitus kepsim natūraliai. Va, matot, kaip išsimarinavusi mėsytė visur. Ir praėjo viso labo kokių nedaugiau 40 minučių, ko gero. Dedam tos 6 gabaliukus, kurie bus kepimo popieriuje. Ir kurie be popieriaus. Matot, koks marinatas. Kvepia Donatai, tai? Kvepia labai. Ai, čia bus geras toks kepsniukas, manau. Nu, pas mus irgi čia dega pragaro mašina. Taigi, darysim dabar padažiuką, kurį aš visada daraus ir labai mėgstu, jisai man yra pasiteisinęs. Visiškai paprastai. Tai yra medus. Gaunu už gero draugo tokio Mykolo, kur bites augina. Čia garstyčios. Čia yra garstyčios, soja. Naudoju tokius prieskonius, kurie yra česnako pagrindu ir kitos yra paprikos pagrindu. Paprasti, keli sudedamieji elementai. Aš juos į vientisą masę visus sudedu, išmaišau. Nededu niekada marinuojant kepsnius druskos, nes dedu soją. Jinai duoda tą surumą. Nu, aišku, čia pagal skonį, kitiem galbūt ir per mažai. Bet man tai pats tas.
Tai va, šiek tiek česnakinių pipirų, ne pipirų, prieskonių. Ir jau tos tokios aitraus paršelio pavydavų paprikų. Ir tada viską sumaišom iki vientisos tokios tepamos masės. Čia toks kaip gleizas, ne? Taip, jis kaip gleizas. Jau prieš patį galą, kaip jau kepsniukus prieš traukiant juo, pratepsim, kad įgautų tokios ir papildomos spalvos ir dar papildomo tokios skonės, kurį išraiškingai jau duos medutis. Kaip supratau, proporcijos tai jau iš akies, ne? Visiškai iš akies, nes, negali būti skanu kitiem, kas man, o galbūt man kas kitiem. Čia visiškai taip. Aišku, daug kartų daręs, aš jau maždaug žinau pagal save, kiek reikėtų dėti. Bet tai maisto gamyba ir yra tam smagi, kad tu gali eksperimentuoti kiekvieną kartą. Taip, svarbu neprieksperimentuoti taip, kad išmest reikėtų. Būna man taip, ar nėra būna? Būna ne vieną kartą. Kažkaip, aš nežinau, yra tie tipai žmonių, kurie, kaip pasakyti, griežtai pagal receptą ir viskas, nenuklystant nei 1 gramu į šoną. Aš iš tų žmonių, kuris mėgstu eksperimentus. Tai jeigu kažkokį receptą darau visą laiką, ne visą laiką, aišku, kartais ir tos receptus panaudoju tikrus, kaip priklauso padaryti, bet dažniausiai tai kažko dadedu. Arba mažiau, arba daugiau kažko, tai visą laiką eksperimentai man patinka su maistu. Netgi svarstyklės virtuvėje man dažniau labai retai yra naudojamas. Ten, kur sveria, ten miltų, ten 100 gramų, ten cukraus 30 gramų. Taip. Nenaudoju tokio dalyko. Jo, dabar galvoju, kaip pasakėjai apie svarstyklės. Kam svarstyklės naudoju tikrai, tai... Ir ryte po dušo. Jo, irgi teisingai. Bet šiaip, kada gaminu padažą. Tai padažų jau turiu tą savo receptą ir ten kiek kartų iš akies, jeigu darai, visą laiką skirtingas skonis. Tai saldesnis gaunasi, tai biški rūgštesnis, tai aštresnis. Bet turiu tą savo formulę, tai ten jau arba svarstyklės, arba tie puodeliai, žinai, su mililitrais, gramais surašyti. Tai kada jau daraisi tą sparnelių padažą, tai jau naudojuosi pagal savo receptą, kuris buvo ilgai ir nuobodžiai ieškomas ir eksperimentuojamas. Tokiu pagrindu tai aš jau įsivaizduoju, kad savo firminį, būtent, kad jisai būtų toks, koks priklauso, tada taip. Taip. O čia tai, ar kažką pakeistų 20 gramų šito, 5 gramų šito, nieko, manau, kad nieko. Veiklioji medžiaga ta pati. Ja. Tai va, gleiziukas padarytas. Jisai maždaug tokios konsistencijos. Toks tepamas. Viską tą tokį glajų padaro medutis. Super. Įdomu, kaip gausis popieriai. Dar nebandęs aš taip. Bet manyčiau, kad turėtų būti labai sultingi. Ten gale pačiam daugiau turbūt temperatūros. Na ką, štai ir mūsų kalakutas. Tai jį marinavau per naktį. To aš jums jį atidarysiu. Ir parodysiu. Kvepia labai gerai. Tai atrodo štai taip. Nerodžiau jums kaip marinuot, bet truputėlį papasakosiu. Kaip aš jį marinavau. Tai vienu žodžiu. Išlydžiau pakelį sviesto. Sumaišiau su česnako milteliais, juodieji pipirai, druska ir rudasis cukrus. Tokį paviriau, kad pasidarytų vientisą masę ir tada yra mėsos švirkštas. Su švirkštu sušvirkščiau visą tą masę į mėsytę. Tai toks marinavimas buvo, o iš išorės apipyliau truputėlį alyvuogių aliejaus ir pabarčiau tiesiog paukštienos prieskoniais. Tai kalakutą, manau, dėsime kažkur tai per vidurį, todėl kad per vidurį yra mažiausia temperatūra, nenorim, kad jisai sudegtų. Ir
Tiek norim, kad jisai keptų. Tai keliam, kalakutus 6 kg keliauja. O, va taip. Na va, viskas. Uždarom dabar ir paliekam, na, sakyčiau, 6 valandų. Po kokių 2 valandėlių bandysim jau tepti. Ai, tiesa, dar visas pakelis sviesto sukištas va ten į vidų pas jį. Taip, ir kadangi artėja truputėlį nedidelis renginukas Motofoxe, hebra visi, kas norės, sekit mane ir sužinosit datą, bus atvirų durų diena Motofoxe, tai galėsite pasižiūrėti naujus keturračius, apsižiūrėti, apsišniukštinėti, gal nusipirkti ir bus toksai chill and grill susirinkimas. Tai vienu žodžiu, aš ten gaminsiu maistą ir esu jau nusprendęs, kad gaminsiu viščiukų ketvirčius. Tai šiandieną išbandysime vieną receptuką, taip pat noriu susigaudyti temperatūros iš šitos kepsninės, nes aš dar jos nepažįstu. Tai užsimarinau 6 ketvirčius ir juos įdėsime skirtingose vietose. Tai 2 iš jų dedam čia prie prakuros, 2 per vidurį ir 2 pačiam gale prie kamino. Tai taip suprasiu, kaip kepa šitoj kepsniniai ir kur reikia laikyti mėsą, o kur laikyti bulves. Nes praeitą kartą, na, truputėlį gavosi toksai, kad reikėjo daryti atvirkščiai, dešrelės dėti į galą, o bulves į priekį, kur didesnis karštas, nes bulves gavosi labai ilgai. Bet gavosi. Ta, paliekam. Atėjo laikas, ko gero jau paskutiniam reikalui, patepimui. Bet matot, sakiau, dėl ko storai reikia pjaustyti. Nes ir tai pakankamai susitraukiant ugnies, tai jeigu planiau papjausčius, tai paplotėlį tik tai gautis. Va, gal pabandam nulupti šitos, išvyniuoti, pažiūrėsim, kas čia gavosi. Aišku, dauguma paklausit, kodėl čia su šakutė, neturit įrankių gal. O, sultimėlis. Aha. Su įrankiais bet kas gali, pabandykit. Likom rankom. Čia daugiau. Va. Kiek sutaupėm sulčių. Ir kad nesumaišyt, kai ragausim, aš va šiek tiek į pusės suskirstysiu. Kairiai popieriuje buvo, o dešiniai ne popieriai. Va. Ir tas momentas tepimo mūsų padažiuko. Man jau seilės burnoje renkasi. Nieko, Donatai, jau minučių 10 ir jau ragausime. Tai va, šiek tiek uždarome ir paskui apvertę padarysim lygiai taip pat. Tai va. Na ką, jau pusvalanduką kepa, tai noriu dabar įsismeigti termometrą į ketvirčius, pasižiūrėti, kaip čia temperatūros eina. Nežinau, kaip čia geriau. Į stariausią vietą reikia vert. Bet svarbu prie kaulo, kad nesiliestų. Tas kaulas gan stipriai įkaista. Nu, o čia nusistatom. Turkey chicken. Pasiliekam gerai iškeptą, tai dabar vidinė temperatūra yra šiam 4, mums reikia 79, tai netiek ir... Bet daug trūksta jau. Nedaug trūksta, nu. O tas malkų, tas dumelis, tas viskas, kaip jeigu žino tą jausmą tokį, kaip sustoji su mašina prie šašlikinės prie autostrados. Jo. Tai va, kepam toliau. Na va, atėjo laikas ragauti. Nu, ne ragauti, ištraukti, bet neužilgai ragausim.
Dar toks vat vienas niuansas, ką darau, gal daugelis tą daro, prieš patį galą aš uždarau, viską uždarau, kad dūmų įgautų. To pačio dūmelio, ne? Jo. Tai vat, čia jau pratepta buvo antrą kartą, aišku, jau nerodė, nelabai reikalinga buvo. Tai vat, dėsim ir nešime ragauti. Na ką, Justino kepsniukai jau iškepti. Tai čia dabar kuris? Čia su popierėje, kur buvo, o čia be. Bet galiu pasakyti, pagal vidų iškart matosi. Jau matosi, aš net kaip jaučiu, va, matai. Jo, šitas va sausesnis, o čia va paspaudus net matosi skystimą. Ką, ragaujam? Na, būk sveikas. Tai gada. Bet vis tiek tikrai minkštas va šitas. Nors ir ne popierį. Tas gleizas tai labai geras tavo. Wow. Bet tikrai yra tas marinatas, ne? Jaučiasi tas va, kaip kvapas, kaip buvo kur pylėm. Taip. Ir jaučiasi ant tiek. Minkštas irgi. Kažkaip pasirodė, kad sausas šiaip ir nėra toks sausas. Nu, Tas. va. Mhm. Šlapumą turi, plištą, netrupa. Nu, labai gerai. Nu, bet, va, pavyzdžiui, kitą kartą. Nu, su popieriam, jeigu netingi, gal su popieriu geriau būtų. Žiūrėk, ką turiu. Kažkai yra? Pabandžiau pats išvirti padažą. Duosiu paragauti. Nežinau kaip, nu aš jau pusę buteliuką suvalgiau, tai man kaip ir visai patiko. Toksai nestipriai aštrus, sakykime, bet daug čia paprikų skirtingų dėtų. Tai yra ir habanero, ir geltonieji habanero, yra kajeno pipiro, česnakas, morka, svogūnai, vienu žodžiu. Čia galiu normaliai ragauti? Gali normaliai. Čia nėra baisiai. Nežinau, man patiko. Jisai toksai, Ragausiu prieš tai be nieko. nežinau ką primena, gal kaip baklažanų tas būna, žinai, kažkas tokio, ne, yra. Tai va, pats viriau, vis eksperimentuoju dabar su aštriais padažais. Labai skanus. Skanus? Visiškai nepataikauju, tikrai. Kas labai patiko, tai va tu iš pradžių jauti tą skonį ir paskui Taip, ir palengva toksai va ateina aštrumėlis. Jo, nes patį pirmą padažą viriau iš tų šokoladinių habanero. Nu ten, kur buvo, atsimenė apie nieką, kur skonio nėra, tik tai duoda tą aštrumą. O šitą jau nuvažiavau į promą, nusipirkau mažiau aštrių pipirų, tai geltonai habanero, jis yra per pusę silpnesnis. Na ir ten įvairių dar jalapeno dėtas pipiras, tai, bet jau stengiausi nebedėti tiek daug pipirų. Nu tai va šitas, sakykime, kaip antram bandymui, tai bent jau man asmeniškai patiko ir aš jį namuose valgau. Sakau, jau pusę buteliuko va nėra. O tai tik tiek mažai pasigaminai? Pasigaminau nemažai. 2 tokie buteliukai buvo ir vienas 2 litrų didelis stiklainis. Bet kadangi aš nepamačiau, kad jis nesandarus, ir sugedo. Tai siūlyčiau jau rytoj bandyti vėl gaminti, nes tikrai norėčiau turėti namuose. Tai aš tau galiu duoti vieną tokį, turiu pilną uždarytą. Tikrai labai galiu. Kas svarbiausia, kad gali valgyti. Taip, nu jis nėra toksai, yra aštrumo, bet ne tas, kad smarkiai. Subalansuotas labai gerai. Recepto nežinau, tikrai nepakartočiau. Nes tikrai buvo viskas iš akies ir niekas neužsirašyta. Nu ką? Nu, aš manau, kad visai pavyko. Aišku, čia kiekvienas lietuvis tikrai yra grilinės, jisai mėgsta grilinti. Ir tikriausiai daug kas žiūri ir sako, kokie jie čia nesąmonę daro. Aš tikrai nebejoju, kad jūsų receptai yra daug skanesni ir patys daug geresni. Aš tiesiog norėjau pasidalinti, ką pats paruošiu, jeigu staigiai reikia pavaišinti kažkuo svečius. Tai mano yra toks variantas. Nu, pavadinsim tokį blitz receptas. Tai yra, jeigu užklupo svečiai netikėtai, ne? Tai valandos bėgyje gali būti štai toks
tai toks patiekalas ant jūsų stalo. Ir aš tikrai būčiau į svečius atėjęs, tokius kepsniukas gavęs, labai patenkintas. Tikrai skanu, medus davė savo, tie tavo prieskoniukai, parodysi kokie dar, aš irgi nusipirksiu. Na va, jau termometras supipsėjo, kad mūsų ketvirčiai gatavi, jūs pažiūrėkite tuos ketvirtukus. Bėga, viskas bėga. O spalva. Karšta. Sulčių belė kiek bėga iš jų. Na va, o kalakutas tegul dar kepa. O, tu velnes. Užsidegė malkas mano. Lauželis. Eina savo. O tau ir karščio nėra. Dedam į vidų, ten dega. Šiltas. Nu, tegul kūrenasi, eisim dabar paragausim vištieną. Jinai turi dabar pagulėti dar pailsėt, kokių 15 minučių. Mes dabar baigsim ragauti savo užkandžius ir tada ragausime vištieną. Ką, mūsų vištytė pailsėjo kokių 15 minučių. Atrodo, va, štai taip. Na, va, Justinas sako, jam patinka toksai. Toks atspalvis, o aš norėčiau biškį šviesesnį. Apačia biškutį apskrūdo. Nežinau, ar čia reikia. Bet va, kauliukas iš karto. O mano biškį sunkiau. Tai gal čia iš priekio ir galo skiriasi, iš kur ištraukta? Gali būt. Gal tavo biškį mažesnis gabaliukas, gal ir ne. Gargaja. Iš karto galiu pasakyti, druskos nėra. Nėra. Nėra druskos, ne? Nu, nes įdėjau tik tais tokius prieskonius ir daugiau nieko. Tai va, toks bandymas buvo. Nu, va, viskas aišku bus, kad reikia druskos. Čia dūmas labai jaučiasi. Pati mėsa pasižiūrėkit. Visa. O, Va, toks nuojas. gerai. Galiu iš karto paneigti visus komentatorius, kurie komentavo ne po YouTube, o Facebook'e, kad jokiais būdais negalima rūkyti ant ąžuolo. Ąžuolas yra daug rūgščių turi ir bus rūgšti mėsa. Nejaučiu jokio rūgštumo, bent jau aš. O nemaišai malkom? Dabar tik tais įdėjau beržas. Obels. Bet taip galima sakyti, kad šitie ketvirčiai grinai ant ąžuoliuko. Nu, gavosi ir kepta, ir rūkyta. Nes jinai, pavyzdžiui, parduotuvėje kaip kepta pasiėmė, tai jinai viduje balta visą mėsą. Taip. Nu, Čia va tokio rožinio dar turi, tokio spalvyko. Jo. Bet šiaip iškepus gerai. Bent jau aš taip sakyčiau. Ir ta tekstūra pati mėsos nėra tokia kaip keptos. Nu, vis tiek yra to vat, maišyto kepimo ir rūkymo. Vienu žodžiu. Skonis neblogas. Su prieskoniais reikėtų padirbėti dar šiek tiek. Nu, dėl druskos, kaip tu sakai. Čia, jeigu neklystu, buvo paukštienos. Aš dabar atsiminiau. Nes čia žmona yra pirkus šitos prieskonius ir ten prieskoniai be druskos. Yra tokia krautuvėlė, nedidelė, maišiagulai. Ten grinai prieskoniais prekiauja. Prieskoniai natūralūs, be jokių druskų, be nieko. Tai aš manau, kad čia gavosi tik tai žolelės. Oi, galų gale kažkas tai norėjo, kad nebūtų nesąmonė. Tai va, Nu, galima be druskos sveikai išsikepti. Nu, labai skanu, labai. Tik tai, nu, aš iš tų, kur norėčiau gal šiek tiek druskos būti. tai va, aš tą patį iš karto ir pasakiau per pirmą podcastą, kad druskos nėra. Tai va, norėtųsi labiau to skonio tokio va, druskos, kažkokio gal labiau
stipresnių prieskonių. Dabar toks, nu, skanu viskas, bet blankiai. Blankus skonis. Sakykime, vištiena ir dūmas jaučiasi. Daugiau nieko. Prieskonių nelabai kažkokiu jaučiasi. Bet visada galima užsidėti prieskoniukų. Tikrai taip. Padažiuko. Taip. Prieskoniukų pasibarstyti. O šiaip, kaip iškepus, tai Ir kiek laiko kepė atsimeni, mes kažkaip lygiai 11 dieną. dabar jau valgom 11:40. O ištraukiam, 12:40. 12 dieną. Tai ištraukiam apie pusę. Pusantros valandos. Tai aš vat kaip Kamado Bono kepu vištą, tai tikrai greičiau nebūna. Nebūna greičiau, ne? Tai va, kad ir atrodo didelė talpa, bet va kepiam 6 ketvirčius ir puikiai. Gerai. Nu va, iš tikrųjų labai gerai, kad pasibandžiau dabar. Jau žinosiu, ką daryti. Kad reikia, vis dėlto reikia... Čia tavogi trečias bandymas, taip? Kepimo? Jo. Bet aš turėjau omenyje apie ketvirčius, būtent, kad pasidaryt bandomai dabar kepimą prieš tą chill and grill renginuką. Nes vat jau, jeigu būčiau neragavęs, pagaminęs žmonėm, nu, tai aš manau, daug kas pasakytų, kad vat druskos trūksta. Bet yra tokių žmonių, kurie ir nevalgo visiškai. Jo, taip. Vieniem tinka, kitiem ne. Nu, šiuo atveju mums šiek tiek trūksta. Ja. O šiaip iš esmės, jeigu ne prieskoniai, ne druska, tai sakyčiau, gerai pagaminta, gerai iškepus višta. Daug tikrai dūmo skonio. Nes va iki kaulo jinai iškepus, va lengvai kauliukai. Va, išsinareliai. Nu ką, hebrytė, praėjo 4,5, ne? Nuo 11, jo, 4,5 valandos. Ir termometras rodo 75 laipsnius, tai yra pačioj storiausiai vietoj, visur kitur jau 79 ir plius. Tai kaip ir turėtų būti gatavas. Bet Bet kaip tikras amerikietis, tamsiaodis. Amerikietis tapo. Nu galim dar pabandyti o įkišti kur nors. Kiek rodo? 7,8. Nu, kaip ir neblogai. Gerai, trauk. Ne, gerai. Jau čia laipsniukas, čia tikrai... Nu ką, bandau įdėti, jeigu neapsideginsiu rankos, bet ne. Biškį atvėsiu dabar. Paskutinę valandą tai buvo jau temperatūra mažesnė. Nu nesitikėjau tokio tamsaus. Uždarysi dangtį. Nešam, dabar turi pagulėti dar minimum 15 minučių. Kaip sakoma, pailsėti. Dedam ant stalo. Nu ir tegul ilsisi kokių 15 minučių, tada mėginsim jau pjaustyti ir ragauti. Nu, galim biškį taip. Kaulai lipa iš blauzdelio, tai gal ir bus ir krūtinėlė. Taip pat labai tikiuosi nesausos krūtinėlės. Donatai, tau netrodo, kad čia pas mus kaip kūčių stalas? Nu, Visko yra. padėkos dienos stalas, nu, kaip turi būti nukrautas. Nu ką, ir mūsų kalakutas truputį pakeitė spalvą, bet ta prasme tai nėra tai, ką jūs pagalvosit. O, koksai gavosi, tamsiaodis. Bet čia nėra, ta prasme, apdegė, čia realiai dūmas. Ir aš galvoju, kad galbūt ąžuoliukas davęs tokį tamsų labai dūmą. Kitą kartą pamėginsim su uosiu. Bet kvapas geras, temperatūros išlaukiam tokios, kokios reikia. Tuoj atsinešu peiliuką ir bandysim. Aš labai noriu atpjauti krūtinėlę. Pasižiūrėti. Nes ten, kur yra šlaunys, tai nu, tiesiog kaulas lipa iš mėsytės ir... Bet tu matai, kokia sultinga viduje? Sultinga, tai aš, kai ją perkelinau, tai iš vis išbėgo labai daug, o dabar, nu žiūrėsim, kažkaip, nežinau dėl krūtinėlės.
Liuks, manau, kad liuks gauna. Manau, kad yra. Howdy, partners! O! What you doing here? Kas čia Sveikas, per sugrįžęs. vyras? Making a turkey! Sveiki, vyrai! Kas čia Dara. per... Labas vakaras! Į stakieną panašus, sveikas. Sveiki, draugai! Kaip tik pataikiai ant mūsų jau va finišo tiesiosios. O, aš nepagalvojau, kad nebespėsiu. Grįžo iš komandiruotės, tai... Donatai, lauktuvėlės iš tolimojo užsienio. Каждый из нас Oščenza. Oščenza. Skauflakar. Nu ir ką tu čia man Čia tai? tavo pragaro keliui. Kas čia? Čia yra lotoso šaknis, biški tokia štroka. Ragavai? Ne, nu tai ragausim. Tai tu pažiūrėk, dar čia viduje kažkoks padažiukas dar rūrintas. Aha. Čia. O, Gumi bėrsai. guminukai aštrus, Kaip Amerikoje. čipsai aštrus. Kaip ne Amerikoje. O čia kas? Čia nežinau, marmalas kažkoks, tai irgi pažiūrėjau. Čia mano kažkas panašaus į tos alės skrandžius, balarans. Va, čia kinietiškas irgi aštrus užkandis. O, ir alaus. Norėtum. Čia yra kopūstus, raugintų kopūstų sultis, probiotikų ir vitamino C bomba. Labai rekomenduoju, ne būtent šitą, o šiaip yra pas mus Lietuvoje pirkti, bet man lenkiškas irgi labai patinka, nes jį dideliem taram parduoda. Ir čia yra, Sok. čia kaip lenkai vadina, jaunystės ir sveikatos eliksyras. Čia yra raugintų burokėlių sultis. Nu, nieko Praeitą kartą aš sau. namuose bandžiau juos rauginti pagal receptą. Sultis? Tai jo, ne, rauginau burokus pagal receptą ir tas sultytės gėriau. Bet kadangi matyt kažką netai padariau, paskui 3 dienas priedžiau. Pasenai 2 metų. Priedžiau, jo. Bet čia turėtų būti viskas tvarkoje. Tai va, Donatai, tau. Nu, ačiū Sveikatai. labai, sveikatai gerinti. Tai aš manau... Ačiū už nieką man. Justinai, tu žinai, aš tavęs nepamiršau. Žinai mano vardą? Matau. Nu, va, man tai įdomiausia vat, bus šitie Hot Spicy Gummy Bears paragauti. Tai va, hebrytė, iš jūsų laukiam 2 štukų laikų ant šito video ir kitame video paragausim visą šitą gėrį. Tai bus pratęsimas pragaro kelio. Gerai, o ką, atėjo laikas paragauti mūsų kalakutę. Kodėl jis toks juodas, čia kas sudegęs? Ne, iš Amerikos. A, iš Amerikos. Jūs normaliai. Suprantate. New York, Chicago. Gavo dūmo tiesiog tokio. Taip, o kaulas, aš noriu labai atidaryti krūtinėlę, pasižiūrėti, kas ten joje. Bet matau, kad nebus jinai labai sultinga. Bėga. Bėga? Bėga. Čia iš viršaus tik tai matyti daug. Noriu grinai krūtinėlės. Ir normaliai. Nenorėjau, kad čia tau kalakutas būtų kaip toks. Pažiūrėk. O, sultis. Čia viršus biškutį ir nebėga kaip visada pas mus. Ne, nu, bet tai matosi, va, viskas šlapia. Viskas puikiausiai. Taip, reikėtų ant kažko pasipjaustyti. Nes man yra svarbiausia krūtinėlė. Niekada nesigauna gerai, visada būna guminė. Kiek esu kalakutų kepęs, žarinės. Nu, vyrai iš jau tikrai pas Donatą pirtį pripratę laukia visada filmuoti. Nu ne, čia tik tai plus 28. Ne, 28. Jūs taip, Nusimesi nu palauk. tai va, kol tu nusimesi, tai pafilmuok va iš arčiau. Okei, tuoj. Gal skūrą nuimam? Nu, pirmam kartui, nežinau, bet paskui skūrą čia irgi labai svarbu. O, sultyčių, čia aš į vidų dar paskūrą kišau prie skoniukų. Bet va, šlapia viskas. Tai aš manau, kad Kaip bus... pasjauna mergelė? Aha, nupjaustosi tai labai minkštai. Ir jinai va, nu, vienu žodžiu, byra. Nemanau, kad bus guminė. Kaip sako, žiūrėkite pavyzdį. Nu, Nu tai realiai kepia 5 valandas, grubiai tariant. Grubiai jo. Nes dabar 4:26, kai jau pjaustam, leidom pailsėti, o kai pradėjom buvo lygiai 11. Jo. Nu va, aš manau, įmam tiesiai nuo lentelės, ne, ragausim. Tu neragausi? Kaip tai neregausi, aišku. Aš tai va, storesnė. Ei, tu būdė. Aš tą Pažiūrim. sausiuką paragausiu. Pažiūrim. Galėčiau pakritikuoti.
Tobulą. Blemba kaip kalakutui pasakyčiau, super. Nu kaip, super. Aišku, galim biškį sausesnis dar kažką, bet aš sausiausią galą paėmiau, o čia va, o čia va. Patys sausiuką. Jau man žinai, kas yra? Kad jinai ne guminė, jinai tirpsta tiesiog burnoje. Kokia guma, tu čia šneki, nesąmonė. Nu matai, kaip Trūksta drėgmės. su Donatu kalbėjom prieš tai, kad, pavyzdžiui, kalakutą negali užlaikyti. Jo, Svarbiausia laiku ištraukti yra. Taip? That was she says. Ne? nu šiaip realiai, kiek žiūrėjau video, nes prieš kalakuto kepimą, pražiūrėjau tikrai ne mažiau 10 video, kaip jie ruošia tą kalakutą. Na ir visi iš 10 tų video, nu tai minkštesnė. Ir iš tų 10 video visi tiesiog pasakė, kad yra labai labai svarbu laiku išimti iš orkaitės ar kepsninės, kuriuose kepam. Kadangi netgi keli laipsniai gali paversti visą tai į guminę mėsą. Tinka. Ragauk tu. Ir žinai, ką aš to pasakysiu? Nežinau. Pyk, nepykęs, gali iškirpt, gali neiškirpt. Bet aš, pavyzdžiui, va čia va dabar va tą galiuką paėmiau. Viršutinė dalis, nu, nežinau, 3 mm. Jau gumiukas toksai jaučia. Jau taip. biškutį. Ten va čia va, Taip. iš viršaus, tai jisai ir turi būti toksai. Nes čia tas yra smoke ring, ar kaip jis vadinamas. Smaukringas ten tas, kuris. Jo, tai va čia va tokia, žinai, ką primena kalmarą. Bet jeigu taip atsilupus va tik tai tą, kur viršutinė, tai yra toksai kaip kalmaras, bet gerai, man patinka. Ne, skonis tai aфиgenas, apšė. Druskos idealiai. Tik tai tiek, kiek jūs laiko čia? Kepam? Nu, kiek dirbat su juo? Tai aš vakar garaže. Vakar garaže. Porą valandų, nu. Ir šiandien dviese. Šiandien 2-5 valandas. Tai karočią, žarinot apie 7 valandas tą kalakutą, ne? Taip. Nu ir skaniai gavosi. Nu, kaip krotinėliai kalakutą, tai aš tikrai, nu, duodu 100 balų, nežinau. Seniai, davai neprisivalgom, pjauk šlaunį. Ten aš įsivaizduoju, ar čia bus bomba. Čia vien į kalakutą, į purkštą, vienas pakelis sviesto lydyto ir dar visas pakelis buvo sukištas į ertmę. Į ertmę. Fail. Nu ką, laužiam? Neskaitant paskui dviese. Plėštų, ką čia lauši, čia jau plėštų reikia. O, va čia tai pažiūrėk, kiek drėgmės, pafilmuok iš arčiau. Aš bėgu. Krūtinėlė lieka krūtinėlė, čia žiūrėkit, viskas bėga. Oi, sultyčių. Na taip, va, grubiai. Oje. Nu ką, aš galiu pasakyti, viskas byra. Vat, kad kalakuto kaulas taip nusimtų, tai... Nu čia va Nu, matęs kietesnė. esu kaip karvės kaulas taip nusima, bet kalakutą dar nemačiau. Ten bus pati sausiausia, kurią paėmė Justinai. Dabar gailėsis, kad nežarinai kartu. Blemba. Nu, Aš jau ir taip gailėjausi, nuo pat pradžių jūs žino. tai čia ta vadinama red meat, raudona mėsa, o čia yra white meat. Kaip America redneck meat. Nu, Taigi tu iš Lenkijos grįžai, ne iš Amerikos. O gal aš buvau su Lenkijos amerikonai. Nu nežinau, kojelė man gal. Krūtinėlė žymiai labiau patiko man. Sultingesnis. Gal aš vėl galą kokį paėmiau. Ne tą. kad tu čia su galais grįžęs. That was she said. Nu imk, švarias rankas. Tai aišku. Kalakutą rankom paėmė. Gerai. Pasakysiu taip. Mėsa iškepus gerai, jinai lūžta, viskas gerai, tarp dantų nestringa, bet truputėlį sausoka. Ant Aš launelį. Be šlaunelį. launelių mėsa, kuri būtų realiai, turėtų būti realiai Atvirkščiai. sultingiausia, jo. Tai aš manyčiau, kad temperatūra buvo žymiai aukštesnė šlaunelių, mažiau mėsos negu krūtinėlės. O jeigu, pavyzdžiui, šlaunelės, aišku, turbūt niekas taip nedaro, nes tai turbūt
tą kalakutą amerikonai tik kepa, nežinau, kiek dešimtmečių jau turbūt. Įdėt Žino, vėliau? kaip reikia padaryti. Šlaunelės įdėt vėliau. Ne, aš galvoju, o jeigu foliją apvyniot šlaunelės. Tai va, esu matęs, kai, va, pavyzdžiui, kepa, kad atskiros dalys būna folija. Nu, tuos va planiausius, kad neperkirptum. Gali būti. Nesgi čia pagrindinė masė va čia yra. Bet taip, tai va, žiūrėjau, kur tos video, tai netgi išpjauna šitas va dvi dalis. Atpjauna ar nuima. Išima krūtinėlę, vienu žodžiu. Išima krūtinėlę, sparnelius ir šitos, visą kitą. Čia kaip norvėgai su menkiam. Filė išpjoja viską dar. Jo, tai tipo čia, valgoma mėsa. Nu, Bet va čia, va, kitoj vietoje jau tokia sultinga. Taip. Bet va, Man irgi sultingos paragauti, ir aš čia visą sultingos valgys, man tą medį davėt pagraužti. Jokauju, jokio medį čia nėra. man vis tiek trūksta Nu, bet jo. drėgmės. Kaip iš pirštų. Na, jeigu tos drėgmės užtenka, bet... Bet ten, kai laužiau, van ten, tai pilna sulčių, tiesiog van. Pažastukį. Nu, van ten. Bėg. Vėl apie antrą galą pagalvojai. Du pirštus, va ten. Nu va, pažiūrėkit, čia va. Vieną į kakę, kitą į makę, ne? Tiesiog va, viskas bėga. Aš taip grubiai čia su pirštais jau laužau. Nu va šita va, man atrodo, turėtų būti sultingesnė. Nugarinė dalis, ne? Vo. Nu, matai, sen tos bijotas gulėjo. Mes, nu va čia visur sultis. Pažiūrėsim, taip. O dabar dar paversk man dar tą kalakutą, man įdomu, bet aš galiu paversti. Tai gali? Va, pažiūrėkit, va, kiek sulčių. Čia viskas bėga iš jo lauk. Čia ne dėl to, kad jisai gulėjo ant tų sulčių. Bet, pavyzdžiui, mano manimu, nu tokia išvada yra lengva. Taip. Kad dėl ko paukštį kepa rankoviai. Todėl, kad jis visas tada tolygiai. Drėgmės gauna, už tai ta rankovė ir yra sukurta. O čia šiuo atveju, kai mes tavo tam pragaro pečiui kepiam, visiškai atviroj vietoj, čia gavosi tobulai. Nu kaip, pagal tai, kaip mes niekarto nedarėm. Jeigu atvirai pasakysiu. O ką galėtum padaryti kitaip? Ko aš iš vis nedariau. Jeigu atvirai, taip jau pasakysiu, tai yra pirmas kalakutas, kurį valgau keptą va tokį, ne parduotuvinį, ne restoraninį, ir dar kažkaip nevalgęs tų kalakutų. Ten maksimum, ką esu valgęs, tai ten rūkytą šlaunį. Donatas pamiršo receptą. Eksperimentą. Nu matai, kaip iš daug kolbų kažką pamaišai. Bet tai, žinot, jūs musgi žinot, pastoji improvizacijos, eksperimentai, gaunasi kaip gaunasi. Ir nieko gero, niekados. Niekados. Be 3000 laikų nieko nebus. Gerai, Hebra, nu tai ką, kalakutą įvertinsiu, sakykime, 100 baliai sistemai 95. Tai vienintelis, ko man trūko, pasigėdau truputėlį drėgnesnės mėsos. Norėtųsi. O toliau, kaip ir tu sakei, man viskas idealiai, tiek druska, tiek prieskoniai, ne per sūrų, ne per mažai, viskas kaip ir gerai. Tai va. Bet koks svečias tikrai džiaugtųsi tokiu patiekalu, tikrai. Tai šiandien ko priragavom? Sprandinės kepsnio, va ir kalakutas. Ir dar ketvirtis. Ir dar Ketvirtis. Dar jeigu leisit vyrai, labai noriu padėkoti, kad manęs sulaukėte. Tai Nelaukiam, bet pats atėjai. Aš labai skubėjau, tikrai labai skubėjau, kad atvykt. Tai va dėl to ir kalakutas išbuvo, kol tu atvykai. Dalinai. Nedalinai, visiškai dėl to. Nesgi laukiam, kada tas... Lieku skolingas. O kokią bausmę sugalvosit jūs? Gerai, tai va, komentuokit komentaruose, kokią bausmę duosim Justui. Ačiū, kad buvo šiandien su mumis. Su mumis šiandien buvo pagrindė Justinas. Justas prisijungė tik pavalgyt. Dikaduonis. Bet nors su dovanom grįžo. Nors su dovanom, bent tie gerai. Laikai, dislaikai, subscribai ir šėrai ir pabrauk į šoną ir ten kažką. Iki kito sekmadienio. Jo, kažką galima padaryti. O aš padaryti. negaliu iki šiol padaryti. Viskas, susitinkam kitą sekmadienį. Iki.